Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius. Kaip matot, istorikas, profesionalas, politikas mėgėjas, kaip mes sutarėm čia prieš kelias epizodus. Tomas Baranauskas vėl pas mus. Sveiki, Tomai. Sveiki. Nu ir aišku, mes toliau tęsim mūsų kelionę į Lenkijos istoriją. Šiek tiek priartėsim prie dabarties su šituo epizodu. Visi, kas nematėt, tai pasižiūrėkite epizodą, kuris yra Lenkijos gimimo. Žodžiu, tematika. Tai va, tai mes aną kartą aptarėm 2 amžius, aš kaip suprantu, 11-12. Taip. Ir dabar prieinam prie įdomiausių dalių, žodžiu, prie tų, kai jau ir mes ten kažkur figūruosim. Mes šiek tiek įlindom į 13 amžių, bet gal reikėtų visgi pasakyti šitą apie Mindaugo laikų santykius su Lenkija. Būtinai. Nekalbėjom. Tai koalicijai prieš Mindaugą, kuris susibūrė Haličo valdynės kunigaikštystė apie Danielių Romanovičių. Tai kai pas jį pabėgo ten Mindaugą, kažko tai nepasitenkinimas sukėlė kunigaikščiai, Tautvilas Gedvydas, jų dėdė Vykintas. Tai va, Tautvilas sesuo kažkaip pasirodė esanti Danieliaus Romanovičiaus žmona, nors pirmoji žmona buvo tikrai ne ta, už kurios visi jo sūnus. O čia nežinia, kada jis apsiženėjo, galbūt Mindaugas, kaip sakant, ją išleido dar kai buvo taikoj su savo tais brolėnais. Aš tai bent jau taip spėčiau. Bet neaiškiosios aplinkybės. Žodžiu, Lenkų kunigaikščiai karaliai perslešo ir lietuvės žmonos yra tradicija. Ne, čia yra ne Lenkų, dar čia yra Haličas valdynė, tai čia yra vakarų Ukraina, jeigu šiuolaikiniais terminais kalbant, o šiaip Rusija. Taip, tai... Nu, okay. Tai va, bet tas Danielius Romanovičius subūrė platesnę koaliciją. Na, aišku, ne jis vienas, ten Vykintas vyko ten Jotvingių žemaičių ir Livonijos kryžiuočių į tą koaliciją įtraukė, o Danielius Romanovičius turėjo gerus santykius su Mazovijos kunigaikščiu, pačiu Konradu Mazoviečiu, kuris čia pakviečia ant mūsų galvos kryžiuočius. Jis su juo bendradarbiavo ir jį būtent įtraukė Konradą Mazovietį tą koaliciją prieš Mindaugą. Tai va, tai šitoje vietoje tas Konradas Mazovietis suvaidino vieną tokį įdomų vaidmenį visoje toje koalicijoje. Jau čia į pabaigą labiau jos, jau čia, kai jau ir Mindaugas buvo karūnuotas, ir jau artėjo tas momentas, kai jis yra susitaikęs su Danieliu Romanovičiu, kai jau buvo išvijęs Tautvilas Gedvydu iš Žemaitijos. Tai va, o buvo ruošiamas žygis prieš Jotvingius, kurie perėjo į Mindaugo pusę. Jau, vadinasi, ta koalicija byra, reikia su Jotvingiais susitvarkyti. Ir štai to žygio išvakarėse, kažkur 1253 metų pabaigoje, Konrado Mazoviečio valdose Mazovijoje išventinamas Lietuvos vyskupas Vitas. Lenkai, ilgą, nesakysiu, kad dabartinė istoriografija, bet, sakykime, ilgą laiką, ten, sakykime, jų tautų respublikos laikais laikė, tai kad būtent Vitas buvo pirmasis Lietuvos vyskupas. Tai iš tikrųjų, net ir dabartinė, tarkim, 20 amžiaus istoriografija buvo svarstoma, kad gal buvo 2 vyskupai, va čia toks Stakauskas, Juozas Stakauskas savo knygoje apie Mindaugą įrodinėjo, kad Mindaugo iš kryžiuočio pasirinktas vyskupas Kristijonas, ten gal kokią šiaurinę Lietuvos dalį, ten valdė Žemaitiją, ten šiaurę nuo Nemuno ir Neries, o Vitas ten į pietus. Tai ta atgarsiai tokie buvo iki pat 20 amžiaus pabaigos tokios interpretacijos. Bet iš tikrųjų tai yra nepagrįsta dėl to, kad iš tikrųjų tas pasidalinimas tarp Mindaugo pasirinkto ir popiežiaus pripažinto vyskupo Kristijono ir Vito buvo ne pagal teritoriją, o pagal tai, kas jį rėmė ir kas norėjo jį matyti Lietuvos vyskupu. Tai Mindaugas pripažino tik Kristijoną, o va šitą koaliciją antimindauginę, ji norėjo matyti Lietuvos vyskupų Vitą. Tai, bet kadangi nelaimėjo, tai ir tas Vitas realių Lietuvos vyskupų netapo. 1255 metais kovo mėnesį jis
pasiprašė popiežiaus, kad atleistų nuo Lietuvos vyskupo pareigų, jau nepasitikėdamas nieko, ten vadinasi, tuo metu jau popiežius buvo kitas Aleksandras IV, o Mindaugo ten visų koronacijos metu Inocentas IV buvo. Tai va, tai paprašė atleisti iš vyskupo pareigų ir pasiliko tik tai titulą. Nu, tai būdavo, kad vyskupas, kuris realiai nevaldo savo vyskupystės, pasilieka titulą arba kaip buvęs vyskupas ar kaip titulinis vyskupas ant kokios vyskupystės, kurie realiai nefunkcionuoja. Tai va, tai jis toks pabuvo, ten dar kurį laiką. Jis buvo dominikonas, Krokuvos dominikonų vienuolyne. Iki XIX amžiaus vidurio buvo saugomas toks rankraštis, kurio mes žinom pavadinimą. Ten vienas XIX amžiaus autorius jį užrašė. Traktatas vadinasi, adresuotas popiežiui Inocentui IV, vadinasi, tai turėjo būti kokie 1254 metai, nes tais metais Inocentas IV pabaigoje mirė, pavadintas apie apverktiną krikščionybės padėtį Lietuvoje. Tai va, tai jis, matyti, galima spėti, surašė visus savo nesėkmes ir skriaudas, kurias patyrė Lietuvoje ir negalėdamas ten įsitvirtinti. Bet to teksto nėra išlikę. Tik pavadinimas. Ir galima spėti, kad... Kodėl XIX amžiaus vidury? Dėl to, kad XIX amžiaus vidury tas Krokuvoje ir tam gražiai dominikonų vienuolyne kilo didelis gaisras ir viskas ten sudegė, visa dominikonų bibliotekos archyvo. Ir su tuo rankraščiu taip pat. Mes nebegalim. Nebent kas nors būtų kur nors padaręs nuorašą ir tas nuorašas kur nors išlystų dar. Bet visą tą laiką iki XIX amžiaus vidurio tas rankraštis galėjo būti kam nors prieinamas ir yra 17 amžiaus, aš dabar pavardę užmiršau autoriaus, dominikonų istorikas vienas, kuris rašė ten apie dominikonus truputį ir apie tą. Jis rašė apie Šventą Jackų, kuris irgi buvo amžininkas ant to paties Vyto, ten irgi užsiminėjo misinė veikla, bet ta proga ir apie jo kai kuriuos ten amžininkus bendražygius dominikonus irgi parašė ir apie Vytą šiek tiek parašė. Tai va, tai ten yra užsiminta, kad Vytas buvo kažkaip tai karinė jėga išmestas iš tos Lietuvos, žodžiu, galima spėti, kad tas galėtų būti paremta va tuo rankraščiu, kuris galėjo Krokuvos dominikonų vienuolyne. Tai iš to, kad dabar papasakai, mes galim spręsti, kad jau tuo metu kaimyninė, žodžiu, Lenkija, kaip mes dabar ją suprantam, norėjo, žodžiu, dalyvauti procesuose Lietuvoje, kišosi, žodžiu, ir delegavo savo žmonės. Taip, savo žmogui dar įdomu dar yra tai, kad Lenkija, dar iki visų tų kovų prieš Mindaugą, 1248 metais buvo bendras, vėlgi to paties Konrado Mazoviečio ir Danieliaus Rabanovičiaus žygis į Jotvingių žemės, į Sūduvą arba Sūduvą, kitaip sakant. Tai va, tai tuo metu irgi išvakarėse buvo paskirtas vyskupas Jotvingiams. Jotvingių vyskupas Henrikas. Kodėl 53-ais, rengiant dar vieną žygį, labai panašų, pasirenkamas kitas vyskupas, Vytas. Tai gal jau to nebebuvo, gal jau Sūduviai, žodžiu, buvo užbaigę tą reikalą. O čia yra įdomesnė istorija. Yra toks rankraštis, jis rastas santykinai neseniai, kadangi netaip jau dažnai ten randami nauji šaltiniai apie Mindaugo laikus, tai čia 20 amžiaus, kada ten 1970 kažkelintais, man atrodo, metais, ar 80 kažkelintais, dabar neprisimenu, ten toks Kolkeris paskelbė rankraštį Žemė prašymo pradžia. Ir tada o jo autorius ten Žemė prašymas, tiesiog descriptiones terrarum. Jis rastas Dubline, taip, ten greičiausiai pateko per tokį Livonijos ir Prūsijos arkivyskupą, kuris ten ir Airijoje yra pabuvęs vyskupą. Albertas Verberi. Ten irgi Mindaugo amžininkas. Tai va, tai
taip spėjame, kad tas ryšys tarp, kodėl Dubline, kodėl Airijoje atsidūrė toks šaltinis. Tai va, tam rankraštai rašoma, kad jo autorius, seniai nenurodytas, yra dalyvavęs Mindaugo karūnacijoje asmeniškai, yra asmeniškai dalyvavęs Čekijos karaliaus Przemyslovo karo antrojo žygyje į Prūsiją, į Sembą ir ten dalyvavo krikštijant ten vieną prūsą. Žodžiu, jis yra dalyvis viso to, jis parašo ten kai ką apie Lietuvą, kad ten Lietuva, ten lengvai pakrikštėjama, nes ten auklės krikščionės, matyti iš belaisvių ar kažkas tokio, ar iš kokių santokų, nežinau. Žemaitijoje dar niekas neskelbė krikščionybės be kalavijo. Tai va, tokius dalykus parašo. Kaip ir iš vidaus žinomus. Nedaug jis ten parašo, norėtųsi daugiau iš jo, bet tas šaltinis sukėlė labai didelį susidomėjimą ir iš karto toks Gurskis padarė hipotezę, mano supratimu, pati rimčiausia, ten buvo ir daugiau hipotezių, kad šito teksto autorius yra būtent tas Jotvingio vyskupas Henrikas. Nes jis puikiai žino apie tuos visus dalykus, su misijom susijusius. Ir jeigu priimsim šitą hipotezę, kuri, aš sakyčiau, yra labai tikėtina, tai išeitų, kad vyskupas Henrikas, nepaisant to, kad jį Haličo, Volynės ir Mazovijos koalicija pastatė, to vyskupą, jis perėjo į Mindaugo pusę tada, kai ir Jotvingė perėjo į Mindaugo pusę. Tai jis netiko tada šitai koalicijai, ir todėl reikėjo kito vyskupo. Ir dabar jau jie visai Lietuvai skiria. Vita. Nu, jo čia iš tikrųjų žiauriai įdomu, kaip tais laikais vyko diplomatija tarp tokių, sakykime taip, skirtingų paradigmų civilizacinių. Kaip mūsiškiai, kurios... O kaip pačiam, kaip istorikui, kai kalbam apie mūsų protėvius, kuris čia terminas geriausiai tiktų, ar naudoti visgi tą naujadarą, baltąją, ar mes čia kažkaip save turėtume vadinti ne kažkokiu bendriniu pavadinimu, o atskirais tais ten žemaičiai, lietuviai ir panašiai. Ne, tai visą laiką yra, kalbant apie atskiras tautas gentis, tai naudojam tos atskiras pavadinimus, o kartais mums reikia tokio žodžio, kurios apibendrintų. Tai baltai yra dirbtinis toks terminas, 19 amžiaus vidury Neselmano sukurtas pagal Baltijos jūros pavadinimą, vadinkim tai prūsus, lietuvius ir latvius sąlyginai baltais. Tai va, ir tas prigijo. Dabar yra vienas toks istorinis pavadinimas Aisčiai. Minimas dar Tacito 1 amžiuje ir vėliau. Žinomas iki 9 kokio amžiaus, ta prasme. Dabar paskui jis atiteko estams, ten estai yra to Aisčių variantas. Estija ten, pirminis tarimas, ten klasikiniai lotynų kalboje Aistija, o paskui tas A išvirto, jis rašosi AE į tarimą į E tokį viduramžių lotynų kalboje ir paskui pradėtas rašyti tik tai su E. Tai va, bet jis pasislinko tą geografinę sampratą, Aisčių pasislinko į šiaurę ir pradėtas, ne patys estai ten tai vadina, sakykime, vokiečiai daugiau taip jūs vadina, pradėtas vadinti estais, va tas šiaurinis Baltijos jūros kraštas. Tai Estija. O iki 9 amžiaus, pavyzdžiui, dar Vulfsonas mini Aišius prie Vyslos. Tai va čia aiški lokalizacija. Tai va, kodėl neprigijo Aisčiai kaip bendras baltų pavadinimas? Tai buvo tokia samprata, susiformavo, kad tai yra vakarų baltų pavadinimas. Gal vietoj prūsų, sakykime, senesnis prūsų pavadinimas ar kažkas tokio. Nes tas Vulsono liudijimas apie kažkur tai Vyslos žemapio apylinkės tarsi tai mus orientuoja. Kiti paminėjimai yra tokie abstraktesni, ten geografinio orientyrų aiškių nėra. Tai va, bet dabar situacija truputį pasikeitė, ypač po Eugenijaus Jovaišos tyrinėjimo. Jis parašė 3 tomų veikalą Aisčiai. Tai jis irgi pradėjo nuo tos minties ir iš pradžių netgi laikėsi tokios minties, kad tai yra vakarų baltai Aisčiai, bet paskui jis pradėjo nagrinėti, kaip plito ta vakarų baltų kultūra, kur jį plito, kaip plito. Čia jo terminas irgi didžioji Aisčių migracija arba didžioji Aisčių plėtra. Tai
Paaiškėjo, kad jie išplito po visą tą plotą, kurį mes iš 13 amžiaus ir dabar žinom kaip baltus, tos istorinius. Visi tie žemaičiai, aukštaičiai, žemgaliai, sėliai, latgaliai, visi jie eina kažkur pirmaisiais amžiais, 1, 2, 3 amžiais, jie plinta į tuos plotus, kur faktiškai uždengia visus mums žinomus baltus, išskyrus galbūt ten tuos Dniepro baltus, gal jie ir ne, bet jie jau istoriniais laikais jų ir nėra. Ten. Tai visi mums žinomi baltai ir yra aiščiai. Tai mes galim vartoti šitą žodį, jis būtų toks istoriškesnis. Taip, jis būtų istoriškesnis, jis dar nėra taip įsitvirtinęs, jį kartais naudoja. Buvo jis naudojamas bendrabaltiškam pavadinimui ir Būga jį taip naudoja ir panašiai, bet jis neįsitvirtino dėl tos nuomonės, kad čia gal visgi netikslu, nes reikėtų labiau vakarų baltais juos laikyti. Gerai, mes čia ekskursą padarėme. Mes padarėme ekskursą, bet... Ne pirmą, vienas buvo į Atylą, kitas... Nesvarbu, jo, 20 minučių ekskursų visai yra labai gerai. Tai klausyk, Tomai, žodžiu, gurkštel kavos, einam į 13 amžių, į Lenkiją, kas ten vyksta, žodžiu, per procesai ir kaip jie sąveikauja su kaimynais. Tai va, Mindaugo laikais, kaip ir toks vaidmuo, yra jau aptartas. Tai koalicija prieš Mindaugą ir parūpinimas mums tokio vyskupo, kuris neįsitvirtina. Aš jau nekalbu, mes praėjusiu kartą truputį kalbėjome. Bet tai klausyk, Tomai, klausimas, jie buvo, žodžiu, susivienyje, po to buvo išsivienyje, dabar jie vėl yra susivienyje jau, žodžiu, ar čia tas vienimasis kažkur vyks dar vėl toliau? Kalba apie Lenkus, aš tai minėjau. Lenkai yra fragmentuoti, 13 amžiuje tai atskiros kunigaikštystės, todėl mes ir kalbame apie Mazoviją, o ne apie kažkokią visą Lenkiją. Tai va, mes praėjusią kartą kalbėjome, bet reikia priminti turbūt, kad tas pats Konradas Mazovietis tai atsikvietė tuos kryžiuočius. Tai čia jo didžiausias ir skaudžiausias mums palikimas, net ne vyskupas Vytas, o kryžiuočiai. Nes toks kryžiuočias jis pats turėjo problemų, jie ten įsitvirtino jo tarsi paskirta jam kulmė, bet jis kulmą paskyrė, taigi ne šiaip, jiems kaip savo tarnaujantiems žmonėms, o jie norėjo būti savarankiški. Tai va, čia bus to kulmo ir viskas, mes neturim nieko bendro su tavim, Konradai. Tai čia tas jam... Konradas buvo labai ambicingas žmogus, jis ne tik Mazovija ir jos kaimynais, jo veikla neapsiribojo, jis norėjo sėdėti Krokuvoje, kuri šiaip, nors Lenkija ir susiskaldžius, bet Krokova visgi laikoma ta prestižiškiausia vieta, kur aukščiausias, vyriausias Lenkijos kunigaikštis ir nesvarbu, kad jis nevaldo visos Lenkijos realiai, bet jis yra laikomas bent jau teoriškai tuo svarbiausiu Lenkijos kunigaikščiu. Tai visą Krokovą norėjo užimti ir buvo žemės trumpam. Tam jis naudojo ir lietuvius, bei jotvingius ir prūsus, bet greičiausiai ne tai, kad kokių politinių darinių, bet grinai samdinių pajėgas. Tai va, tai kovose dėl Krokovos ir panašiai. Na ir mirė jis paskui jau 1247 metais, va mes ten tą epizodą su, vadinasi, koalicija, tai čia Zemovytas, jo sūnus. Taip. Tai va, ir paskui, ką mes dar turim? Vat kiti kunigaikščiai, va tas, kuris iš tikrųjų įsitvirtino Krokovai, Boleslovas Drovusis, Stidlyvai lenkiškai. Tai vat, kuris sėdėjo Krokovoje, jis turėjo kitų planų. Jis 55-57 metais kartu su Kojavijos kunigaikščiu Kazimieru irgi to Konrado Mazoviečio sūnum, kitu, kuris nelabai sutarė su broliu Zemovytu, bandė organizuoti kryžių žygį irgi į Lietuvą. Ar prieš jotvingius į Lietuvą, bandė organizuoti misijų centrą Lukove savo valdose. Gana toli nuo Lietuvos, bet ten pasakyta, kad netoli ten tai lietuviai, tai galima ten viskupystę, kuri rūpinsis ir lietuvių krikštu kūrėt Lukove. Ir bendradarbiavo ten ir su čekais ir turėjo tokį asmenį, kuris matyti ir koordinavo to kryžiaus žygio rengimą, Baltramiejus Prahiškis, kurį paskyrė vėliau Lukovo vyskupu. Tai va, 2 metus bandė ir nesuorganizavo to kryžiaus žygio, pagaliau kryžiuočiai ten ėmėsi priemonių, jie nenorėjo, kad kas nors dar čia krikščionybę skelbtų išskyrus juos, jie pagaliau rado priėjimą prie popiežiaus Aleksandro IV ir tas popiežius
atšaukė leidimą rengti kryžiaus žygį 57 metų rugpjūtį. Tai net parašė, matyt, išsiblaškęs buvo popiežius, nepasitikėjęs savo atmintim. Iš tikrųjų, labai daug jo reikalų buvo visoje Europoje, ten jis kokį ten raštą išleidžia, užmiršta kartais parašė, kad net jeigu ir vėliau koks popiežiaus leidimas bus duotas, jis vis tiek negalios to kryžiaus žygio rengimui. Kryžiaus žygis turi rengti tik Vokiečių ordinas. Tai va, nepavyko šitas, bet buvo irgi toks bandymas organizuoti kryžiaus žygį prieš Lietuvą. Krikštyti. Tuo metu Mindaugas krikščionis. Kaimynai mums organizavo kryžiaus žygį. Taip, nepavyko, bet buvo ir Mindaugo žygis atsakomasis, matyt, jau pradėjus ruoštą žygį, dar popiežiaus leidimo nebuvo, 55 metais. Čia žinoma tik iš Dlugošo, galima abejoti, nes Dlugošas šiek tiek vėlyvas šaltinis, bet Dlugošas fiksuoja tokį dalyką, kad Mindaugas puolė Liublino, tai yra Boleslovo Droviojo valda. Tai va. Ir kaip jiems sekėsi? Užpuolė, ten nusiaubė, grįžo. Tai čia toks jau viduramžių dažno žygio tikslas. Ok, tai kas vyksta toliau pas mūsų kaimynus? Žodžiu, ten, kaip suprantu, broliai nesutarė, vyksta, vis tiek jie bando vienyti darinį, ar kažkokie kiti vektoriai vyksta? Tai va, tai Lenkija susivienė į tokią, sakykime, karalystę, ten pradėjo čekai beje atkūrinėti, 13 amžiaus pabaigoje, Čekijos karalius Vaclavas ten skelbėsi Lenkijos karalium ir tai sudarė problemų realiai atsikūrusi Lenkijos karalystė, nes to čekų nelabai norėjo Lenkai pripažinti. Galiausiai iškilo, trumpai sakant, Vladislavas Lokietka, kuris jau 14 amžiaus pradžioje, 1320 man atrodo metais jau buvo koronavosi ten tuo Lenkijos karalium. Jis yra toks faktinis Lenkijos karalystės atkūrėjas, bet jis buvo laikomas ilgą laiką tarptautiniu mastu ne Lenkijos, o Krokuvos karalium, nes Lenkijos karalium pretendavo būti Čekijos karalius, kuris jau ten Lenkijoje nebeturėjo nieko, bet remdamasis to tradiciją, kad štai Čekijos karaliai bandė atkurti Lenkijos karalystę 13 amžiaus gale. Tai buvo toks ginčas, kasgi yra tikrasis Lenkijos karalius. Ir kaip jisai išsirišo, visgi čekai nuėjo į antrą planą. Išsirišo taip, kad ten kažkur 4, man atrodo, 10-14 amžiaus jie ten susitarė, kad pripažins tą Lenkijos karalių, bet čekai pasiliko Silezija. Nuo to laiko Silezija su Lenkija kaip ir nebuvo susijusi iki pat 1945 metų. Tai va. Žodžiu, liko savos nuoskaudos ir savos problemos. Tai va, ir žodžiu, ten paskutinis, kuris ten titulavos Lenkijos karaliumi, buvo toks Jonas Liuksemburgietis, jau Liuksemburgiečių dinastija perėmė Čekijos valdymą. Jonas Liuksemburgietis 3 kartus žygiavo į Lietuvą kaip Čekijos ir Lenkijos karalius, padėdamas kryžiuočiams. Ir jis netgi tą progą, vieno tokio žygio 1329 metais metu, jis buvo pasiekęs Medvėgalį, privertė ten Medvėgalio gynėjus krikštytis ir laikė, kad jau vos nesukūrė krikščionišką Žemaitijos valstybę. Aišku, tas buvo iliuzija, ten paskui jie ten atsimetė iš karto, kai jie pasitraukė. Bet paskui, tais pačiais metais, tą patį gal mėnesį beveik, užpuolė tas Vladislavas Lokietka kryžiuočių valdas. Lokietka labai nesutarė su kryžiuočiais, su jais kariavo, pradėjo karą. Ir tada Jonas Liuksemburgį tas patraukė prieš Lokietką ir tą progą prisigdino ten ir Mazovijos kunigaikštį kaip savo vasalą. Vadinasi, jis ne tik Sileziją, bet ir Mazoviją dar paėmė į savo įtaką. Ir kurį laiką tas buvo, paskui ten jau perėjo į Lenkijos vasalystę. Tai Mazovija, kaip mes visi suprantam, didžiausias Lenkijos gabalas. Ten gal mažesnis gabalas buvo, irgi buvo padalinta jau. Tai va, bet žodžiu, čia atkūrimo, Lenkijos karalystės atkūrimo metu buvo konkuruojantis 2 Lenkijos karaliai. Vienas toks jau kaip ir Lenkų karalius, o kitas Čekų. Tai va, bet tas Čekijos karalius irgi galiausiai tą Sileziją visgi atsireikė tą gabalą. Ten paskui Silezija ne tai, kad nebuvo integruota į Čekiją, bet tai buvo Čekijos karūnos žemė. Tai
nuo to laiko jau be pertraukų. O paskui 18 amžiuje jie Prūsiją prisijungė, Prūsijos jau tie karaliai. Ir tokia kaip vokiškas sritis buvo iki Antro pasaulinio karo pabaigos. O paskui Stalinas įvykdė Lenkijos, viduramžių Lenkijos restauravimo akciją ir atkūrė Lenkiją su Silezija. O kaip patys Lenkai vertina visas šitas peripetijas, nes, kai suprantu, tu vis tiek iš šono žvelgi, žodžiu, į Lenkijos istoriją. Koks yra oficialus Lenkijos naratyvas, kaip ten viskas vienijosi? Tai kaip, tai faktai yra tokie, tai čia jie kaip ir faktų neneigia. Aišku, kad vargu ar teigiamai gali Lenkai vertinti tą faktą, kad Silezija išeina iš Lenkijos sudėties. Arba kad Čekijos karalius buvo faktinis Lenkijos karalius. Ja? Tai vis tiek Lenkijos istoriniai tradicijai būtent Vladislavas Lokietka yra vienintelis tikras Lenkijos karalius, o ne ten kažkokie ten Jono liuksemburgiečiai. Tai čia. Tai va. Tai kas vyksta toliau? Lokietka, žodžiu, yra atkūrėjas, suvienytojas. Kas vyksta toliau? Tai va tas Lokietka, čia ir reikia turbūt antras labai svarbus santykių su Lenkija epizodas ir yra santykiai su Vladislavu Lokietka. Tuo metu Lietuvoje valdo Gediminas. Ir taigi mes kalbame apie Gedimino santykius su Vladislavu Lokietka. Ir šiemet beje mes turim apvalę sukaktį 700 metų nuo Gedimino sąjungos su Lenkija arba su Vladislavu Lokietka. Sutvirtintos taip pat Gedimino dukters Aldonos Onos ištekinimu už Vladislavo Lokietkos sūnaus ir sosto įpėdinio Kazimiero, būsimo Kazimiero didžiojo Lenkijos istorijoje taip jis įėjo su tokiu prievardžiu. Tai dėl žmonų aš buvau teisus, kad sena tradicija lietuvių žodžiu. Taip, jeigu domina žmonos, tai mums reikia dar nusikelti vieną žingsnį padaryti atgal. Nes pirmoji žmona, pirma dukra Lietuvos valdovo, kuri nutekėjo į Lenkiją, buvo Traidenio dukra Gaudimantė. Tai čia jau net nekrikščioniško valdovo dukra buvo tekinama, jo? Taip, čia nekrikščioniško, tai priimdavo, aišku, krikščionybę, kai nutekėdavo jau. Tai ji dar 1279 metais nutekėjo į Mazoviją, už Mazovijos kunigaikščio Boleslavą konkrečiai. Ir paskui ta linija, kurio jos sūnus iš jos, vienas buvo iš jų pavadintas senelio vardu Traidenio. Kaip Lenkai tai užrašo? Troiden. Gal jį, kaip Lenką, reikėtų vadinti Troideno, ne Traidenio, nežinau. Čia toks filologinis niuansas. Tai va, Traidenis arba Troidenas buvo vienas iš Mazovijos kunigaikščių ir būtent iš jo linijos ėjo vėlesni Mazovijos kunigaikščiai iki pat 16 amžiaus, kad ta Mazovijos savarankiškumas buvo panaikintas, pasibaigė. Tai ir buvo dar jo toks sūnus, vadinamas Jurgis Traidenaitis, vadinkim lietuviškai, čia tai aišku Trudenovička būtų, kuris irgi Jurijus, tai čia būtų jos rusėniškas vardas. Jis taip pat vadinamas Boleslavas Jurijus Traidenaitis, kuris gavo valdyti jau išmirus vietinį dinastiją, ten nebe Lietuvos pagalbos, gavo valdyti Haličo valdynės palikimą. Tai va, tai beje irgi vedė kitą iš Gedimino dukterį Eufemiją. Tai va, tai čia kas čia per lietuviškas vardas Gedimino laikais Eufemija? Tai čia vardas, matyt, krikščioniškas, jau čia po to, kai priėmė krikštą, dar neaiškus autentiškumas biškijo, bet tai to nesigilinsime. Tai neturim kitos alternatyvos, tai vadinkime Eufemija, vadinasi, dar viena Gedimino dukra. Čia iš viso 3 Gedimino dukteris buvo iš Lenkijos ištekintas. Dar viena Gedimino dukra buvo Elžbieta, ištekėjo iš Mazovijos kunigaikščio Vaclavo. Čia pirmoji, ko gero, santuoka, nes tai galėjo būti
kokiais 1319 arba anksčiau. Taip, ne vėliau kaip 1319 metais. Žodžiu, diplomatiniai santykiai su kaimynais turiningi ir visapusiški. Tai va, o pagrindinė tokia žymiausia, vadinasi, Gedimino dukra, kaip tik ištekėjo už Lokietkos sūnaus Kazimiero. Tai buvo 1325 metai ir dabar mes turim 700 metų ir net Seimas savo rezoliucijų yra paskelbęs ten tos sąjungos Lenkijos minėjimo metais. Ten tokia, tarp daugelio kitų dalykų, čia tokia dabar nusistovėjo tradicija, ten paskelbė kokius 3 metus ten pagrindinius ten įstatymą, paskui dar priima rezoliuciją, kur ten visus kitus pasiūlymus surašo, labai daug visokių, tai va tas yra bent jau. Tai galima minėti. Oficialiai. Tai minim su kava ir vandeniu. Nepagalvokit, čia ne viskis. Galit pagalvoti, tai tokia įsipylėm viskio džerą, žodžiu. Gerai. Tai kas vyksta toliau? Tai va, tarp kitko. Vadinasi, gal reikėtų visgi truputį netoliau paaiškinti visgi kodėl 25 metais buvo prieita prie šitos santokos su Lokietkos sūnumi. Labai gerai. Koks tikslas buvo to viso? Tai va, o tikslas buvo sureguliuoti santykius Haličo valdynės kunigaikštystėje. Kažkur truputį anksčiau, keliais metais, kokiais 1321 ar 2 metais Gediminas padarė keletą žygių į Volynę, į Kijevą. Pradėjo nuo Volynės. Ir ten kažkaip tai nelabai iškiom aplinkybė, matyt, kovojo su Gediminu. Žuvo paskutiniai jau to Volynės dinastijos atstovai. Ten kunigaikščio, to Danieliaus Romanovičiaus palikuonis. Ir prasidėjo kova dėl palikimo šito. Įsitraukė Lenkija, įsitraukė Lietuva. Ir, jie ten kažkaip tai, vadinasi, turėjo galiausiai susitarti iki, kas ten bus. Nuspręsta buvo, kad viskas gerai. Liubartas ten kažkur gal atsisės šioje Volynėje. Neaišku, ar tuo metu iš tikrųjų susitarta dėl Liubarto. Jis ten, matyt, vieną iš tų dukterų vedė paskutinių Volynės kunigaikščių. Ginčiamas, kurio ten nelabai aišku, bet nesvarbu. Iš esmės Liubartas kažkokią valdą gavo, bet jis ne pagrindinis vaidmenį vaidino, o pagrindinis vaidmuo atiteko Mazovijos kunigaikščiui Boleslovui Jurgiui Tridenaičiui, man minėtam. Tai vadinamas to Traidenio palikuonio moteriška linija. Tai va. Tai vėliau jau čia kažkur 4 dešimtmetį jis dar ir vedė Gedimino dukterį, kaip sakiau. Tai va, tai tas buvo susitarta dėl tokio pasidalinimo įtakomis Volynėje ir ta sutartis sutvirtina taip pat ir 25 metais ir Aldonos santuoka su Kazimieru. Ir sąjunga su Lenkija neapsiribojo vien tik Volynės reikalos tvarkymu, buvo dar karinė tam tikra sąjunga. Lietuviai ten atėjo kelis kartus Lenkams į pagalbą. Buvo labai neblogas dalykas, nes ardė Lietuvos tokia politinė izoliacija, kurią garantavo Lietuvai Vokiečių ordinas. Turėjęs nemažą įtaką Europoje, tai katalikiškai Europoje ten buvo Lietuvos bet koks pasireiškimas izoliuotas, o tuo metu kaip tik Gediminas tą izoliaciją bandė pralaužti savo laiškais, o 1323 metais rašytais rašė popiežiui, aiškina, kad mes nekovojame prieš krikščionybę, o tik tai prieš mums daromas skriaudas, kaip ir kiti krikščionių karaliai. O taip maždaug rašė. Tai va, tai čia galimybė dar per Lenkiją išeiti į Europą ir ryšių su popiežiu, tai irgi dar buvo papildoma galimybė pralaužta politinė izoliacija. Popiežius Jonas 22 buvo Gediminui iš principo palankus. Lenkijai irgi palankus, nes Vladislovas Lokietka rėmė popiežių. O kodėl jam reikėjo paramos? Tuo metu popiežius sudarezidavo Avinjone, buvo ta vadinamas Avinjono nelaisvės laikotarpis. O Vokietijoje jo reikalai buvo labai, labai prasti. Tai va, ten toks
imperatorius Liudvikas Bavaras labai konfliktavo su popiežiumi, jo nepripažino ir daugelis jo šalininkų nepripažino. Žodžiu, Vokietijoje reikalai buvo, pozicija buvo labai silpna, Lenkija, vadinasi, remia, čia už Vokietijos, žiūrim nuo popiežiaus. Su Lietuva ten irgi flirtuoja, Lenkija dar sudaro sąjungą su Lietuva, na, o su tuo Liudviku kažką reikia daryti. Tas Liudvikas savo sūnų irgi Liudviką paskyrė dar Brandenburgo margrafu. Žodžiu, Brandenburgas tas sritis, kur dabar Vokietijos sostinė, Berlynas. Tuo metu irgi buvo Berlynas, netokios reikšmės kaip dabar, nesostinė. Bet žodžiu, va tas kraštas mes turime įsivaizduoti, paskyrė ten tą ir savo sūnų vadinasi, valdyti šitą kraštą. Ir štai Vladislavas Lokietka kartu su Gediminu organizuoja didelį, ir čia tolimiausias į vakarus, Lietuvos žygis kartu su Lenkija į tą Brandenburgo margrafystę prieš šitą Liudviką. Tai į Berlyno vartus jie ten beldė? Nu, va, panašiai kažkaip tai. Frankfurtas prie Oderio ten buvo puolamas ir panašiai. Tai va. Surengė didelį siaubamąjį žygį, ten Vokietijai nuėjo, ten nuvilnyje ta banga, kad va, žiūrėkit, popiežius, šitas niekingas apsišaukėlis, kurio nepripažįstam mes, taip, vadinasi, prieš krikščionišką kraštą atveda pagonis. Nes Lenkija buvo popiežiaus sąjungininkai. Čia kaip ir prieš popiežiaus priešą kariavo. Čia va to visoji dėlionė yra va taip. Ir ateina į pagalbą pagonis lietuviai dar. Irgi ten kariauja ir siaubia. Tai aišku, juos labiausiai akcentavo. Jie čia ateina, degina, griauna bažnyčias, vadinasi, pagonis, popiežiaus pakviesti, įsivaizduokit. Va to netikro, to apsišaukėlio popiežiaus, kuris čia mums nurodinėja, kad čia mūsų imperatorius netikras, ar dar kažkas, nu taip. Tai čia, aišku, nepagerino gal popiežiaus įvaizdžio, bet čia, kaip sakant, nu, blogiau ten gal ir nepadarė, nes buvo ir taip blogai ten su popiežiaus įvaizdžiu Vokietijoje. Tai va. Ten tie, sakykime, ta visa popiežių ir imperatorių kova nuo 11 amžiaus prasidėjo ir vis atsinaujindavo. Ir matyt, galutinis to rezultatas ir buvo tai, kad 16 amžiuje Liuteris labai nesunkiai rado dirbą atsiskirti nuo tos popiežių valdžios pritarimą iš vokiečių. Nes tradicija jau buvo gana sena popiežių priešintis. Tai va, tai... Žodžiu, yra dėsningumai savie. Tai va, tai mes čia sudalyvavom. Ir Gediminas pats nežygiavo, jis buvo toks jo karvedys Dovydas Gardiniškis, kuris ten vedė Lietuvos kariuomenę ir beje jam baigėsi nelabai sėkmingai, ne pati kova Brandenburgo žemėje, bet grįždamas per Mazoviją buvo vieno Mazovijos riterio nužudytas. Va, tiesiog va, taip. Ne kokioj kovoj, bet iš pasalų, taip ėmė ir nužudė, ten kerštinamas už kažką ten. Tai, žodžiu. Ir tai kažkur aprašyta yra? Jo, aprašyta, taip. Tai va, šaltiniuose tuose. Tai žodžiu, Lenkai pasinaudojo mūsų karinį jėgą, grįžtant smėgė peilį į nugarą. Paskui dar ir su kryžiuočiais kovojo, kadangi, va, žiūrėkit, kaip aš jau minėjau, 1329 metai, čia 3 metai praeina to, čia atsinaujina Lietuvos kovos su kryžiuočiais, eina tas Lenkų požiūrį netikras Lenkijos ir Čekijos karalius Jonas Liuksemburgietis į tą Žemaitiją, ten didelis žygis. Po jo iš karto prasideda karas su Vladislavu Lokietka. Tai ką daro Gediminas su savo sąjungininku, remia jį. Siunčia savo kariuomenį į pagalbą Vladislavui Lokietkai, kažkur 30-31 metais jie ten žygiuoja. Irgi, tarp kitko, dar reikėtų pasakyti, va mes pradėjom nuo Vengrijos ten, taip, tai kadangi... Mes jau Vengriją minėjom, man atrodo, jau pirmą mūsų epizodę, kaip tą, kurie išmetė kryžiuočius, supratę, kad jie nori ne tik tai būti krikščionybės nešėjais, bet kurti ten savo valstybę. Tai va, tai Vengrija, Vengrija save tapatino su Hunų palikuonėmis, to paties Atylos, todėl savo kronikas yra aprašinėję, bet šiuo atveju mums svarbu, kad Vengrija buvo ta šalis, kuri rėmė
Lenkijos karalystės atkūrimą būtent Lokietkos asmenį, Vladislavo Lokietka rėmė. Ir paskui jos. Čekiai prieštaravo. Taip, čekiai prieštaravo, o pat su vengrais visą laiką 14 amžiuje buvo faktiškai, net aš Lenkų istoriografijoje, Jaroslavo Nikodemo tokią frazę, man atrodo, aš įsiminiau, labai gražiai pavadina. Lenkija 14 amžiuje buvo Vengrijos klientinė valstybė. O taip įvardė. Tai klientinė valstybė, vadinasi, laikėsi ant Vengrijos paramos, Vladislavo Lokietkos valdžia. Ar tai buvo? Nu, panašiai. Tai va, labai, Vengrija buvo tik iš tikrųjų tuo metu pakankamai stipri valstybė, o Lenkija turėjo problemų, nes ką tik atsikūrė, dar ten Čekija Čekijos karalius ten konkuruoja dėl to titulo ir panašiai, vadina Lenkijos karalių Vladislavą Lokietką Krokuvos karalium, tik tai čia Krokuvos karalius, čia joks ne Lenkijos, kažkokį Krokuvą biškai atsiskyrė nuo Lenkijos ir tiek. Tai va, tai štai yra tų problemų ir į tą patį žygį prieš kryžiuočius eina ir vengrai pagalba. Ir štai susitinka ten, o Vengrija valdo tuo metu jau ten iš Italijos atvykusi prancūziškos Anžų dinastijos atšaka, Karolis Robertas ten toks atėjo, ten irgi, vadinasi, Čekija pasibaigė Čekų dinastija 14 amžiaus pradžioje ir Vengrijai panašiai atsitiko irgi panašiu laiku. Tai perima tos tokios globalistinės dinastijos, kaip šiandien pasakytume, valdžia tiek Čekijoje, tiek Vengrijoje 14 amžiaus, prasidedant 14 amžiuje. Tai va, tai ta Anžų dinastija, vadinasi, ten iš pradžių išplito, vadinasi, Neapolio karalystė atsisėdo, paskui iš Neapolio pasikvietė, atvyko ir į Vengriją, ten, paveldint, ten visokios santykiniai ryšiai ir panašiai, ten davė pretekstą ateiti, kaip sakant. Tai va, tai čia, vadinasi, karvedys yra toks prancūzas iš Italijos Vilhelmas Dragetas, kuris ateina į pagalbą Vladislavui Lokietkui ir mato, ateina pas jį ir pagonis lietuviai į pagalbą, o jisgi iš Italijos, iš pačio ten krikščionybės centro, čia kokie, ką, mes čia kartu su pagonim kariausim, sako, tam Vladislavui Lokietkai pasirinkti, arba mes, arba jie. Tai va, žodžiu. Tai ką jisai, sako, palaukit to, įpilsim gėrimo, išspręsim šitą reikalą. Ja. Tai va, buvo toks konfliktas, o ten jis daug nenuėjo kažkur labai toli, tai va. Bet žodžiu, ten, sakykime, norėjimas turėti ir vengrus, ir lietuvius savo sąjungininkais buvo komplikuotas truputį. Vengrijos, vengrų, kokie vengrų, ten beveik prancūzai, arba galima sakyti su Italija, žodžiu, čia labai sunkiai ten etninė. Bet taip suprasti, kad Lenkai pasirinko pagonišką kaiminystę šitai kovai vystyti toliau. Prieš kryžiuočius. Kaip, ne, jie iš karto neatsisakė ten sąjungos su Lietuva, bet ten iš esmės labiau į vengrus pasilikti norėjo, ten su lietuviais kaip tik atšalo, ten santykiai po viso šito epizodo, bet nenutrūko tik tai tie... Daug aš tau dapilsiu, žodžiu, nes ten, matau, kad stokoji jau. Šitą viskio, kavos pavidavo. Kad geriau tau šnekėtųsi, žodžiu. Tai va, žodžiu, šitas... nenutrūko, bet tokių realių bendradarbiavimo faktų irgi nebematom po to. O paskui... Tai atsiprašau už leksikoną, bet vengrai sušiko santykius su lenkais mūsų, jo? Su internacionalėje vengrai. Taip, reikėtų pasakyti vengrų garbį, kad nuo to laiko, kai mes kalbėjome apie tą epizodą, kad vengrai buvo pasikvietę kryžiuočius ir paskui jiems teko juos išspirti iš tos Vengrijos, ten, ar tiksliau Transilvanijos. Tai nuo to laiko vengrai kryžiuočiams į pagalbą neėjo. Ir va šitam epizode mes matom, ateina į pagalbą Vladislavui Lokietkai prieš kryžiuočius. O į pagalbą buvo tik tai vienintelis žygis, ten 1345 metais, ten jau karalius pasikeitė, buvo toks Liudvikas, irgi vadinamas didžiuoju. Bent jau vengrai vadina didžiuoju, lenkai nelabai mėgsta šitaip, nes jis irgi
matyt, nelabai patiko jiems. Tai vat Liudvikas ten buvo vieną kartą į tokį didelį žygį, ten vienintelis kryžiuočio žygis, kurį pagalba atėjo net 2 karaliai, tai yra Čekijos ir tas pats Jonas Liuksemburgietis, dar 3 kartą jau čia į Lietuvą žygiavo, ir Vengrijos Liudvikas 1345 metais, ir tas žygis baigėsi labai nesėkmingai, ten Algirdas sumaišė jiems ant kortos, kažkaip privertė atsitraukti, nes paskleidė žinią, kad įsiveržė į Prūsiją, tuo pačiu metu jam norėjo Veliuoną pulti, žodžiu, atsitraukė, ten paskui praleistas momentas, kai galima buvo žygiuoti, nes ten buvo žiemos pabaiga, o kai prasidėjo atlydys, jau nebegalima jau ten žygiuoti. Žodžiu, visi kaip įsiskirstė, nieko nepešė ir taip liūdnai, kaip sakant. Ir viskas, tai Vengrijos dalyvavimas kryžiaus žygiuose, ten kryžiuočių naudai, tuo ir baigėsi. O labiau jie ten, vadinasi, irgi ir prieš pačius kryžiuočius ėjo. Tai žodžiu, čia galime pasakyti, kad Vengrija su tais kryžiaus žygiais, kuriuos organizavo kryžiuočiai, jie neturi nieko bendro. Nors Liudvikas didysis, jis prieš Lietuvą irgi veikė ten kitais atvejais, bet ten daugiau dėl Volynės kovose. Tai štai, o Lenkija, visgi Lenkija be abejo, kad Vengrija kaip didesnė jėga, ji buvo svarbesnė. Galų galia ta frazė klientinė Vengrijos valstybė, ji buvo, kaip sakant, ne Lietuvos klientinė valstybė Vengrijos. Tai jie buvo žymiai svarbesnis sąjungininkas. Taigi, ir štai, o su Lietuva užsibaigė maždaug taip, kad visgi čia jau Kazimieras perima valdžią 32 metais, o Aldona, Gedimino dukra, mirė 39 metais. Tai su tuo paskutinis ryšys su Lietuva iš tos sąjungos likęs, tai buvo būtent Aldona. Ir Aldonai mirus, kaip ir ties ryšiai su Lietuva visai nutrūko, o paskui atsitinka dar kas. Sekančiais metais po Aldonos mirties, nes 1340-ais bajorai, Haličo, Volynės bajorai nunuodijo Boleslovą Jurgį Tridinaitį, tą, kuris buvo bendru Gedimino ir Vladislavo Lakietkos sutarimu pripažintas Haličo Volynės kunigaikščiu. Ir po to iškyla vėl iš naujo klausimas, kam turi atitekti Haličo Volynės palikimas. Nes jis mirė be įpėdinio, o Liubartas jau sėdi Volynėje, kažkuria jos dalį valdo, ir galbūt net ten buvo sutarta, kad būtent jis paveldės, nes jis labai lengvai perima visą tą paveldą, bet jį pareiškia pretenzijas ir Kazimieras, ir Vengrijos karalius Liudvikas. Jie kartu pareiškia iš esmės ir taip pat surengė žygius tais pačiais 40 metais į Volynę. Čia prasideda didelis karas. Ir čia jau mes turim tokį dalyką, ne iš karto jis labai ryškiai liepsnoja, bet prasideda iš karto po Boleslovo Jurgio nunuodijimo. Taigi Liubartas tarsi perima visą valdžią, bet žygius rengia Lenkija ir Vengrija prieš jį. Tai čia ateina Lietuva į pagalbą šitai kunigaikštystei ir Liubartui, ar ne? Na taip, Liubartas iš esmės ir yra Lietuva jau, čia kaip jis atstovauja. Lietuva jis nėra visiškai savarankiškas, nors tam kai kurie ukrainiečių istorikai bando įrodinėti, kad jis gal ir savarankiškas, ten visą laiką trūksta šaltinių, ten kategoriškai kažką pasakyti, bet nepanašu, kad jis ten būtų kažkuo savarankiškas, jis, ta prasme, savarankiškas tai gal yra, bet jis ir priklausomas nuo savo tėvo Gedimino. Tai čia galima sakyti Lietuva, bet kurį laiką tas laikosi taip. Tie žygiai didelės žalos nepadarė ir mes tada sulaukiam 1349 metų, kai karas prasideda labai rimtai. Labai rimtu Kazimiero didžiojo įsiveržimu į Haličo Volynės kunigaikštystė. Ir jis faktiškai tais 49 metais užima ją visą. Ten Liubartas vos nežinau, gal kokiam pakraštėlį dar laiko. Paskui revanšas yra lietuviai 50 metais ten iš Volynės Lenkos išveja. Ir galiausiai nusistovi tokia maždaug jėgų pusiausvyrą, kada Haličas su Lvovu ten ir panašiai, tais miestais
Haličas atitenka Lenkijai, o Volynė su Vladimiru su Lucku atitenka Lietuvai ir konkrečiai Liubartui. Aišku, jie ten kariauja toliau, iki 1355 metų, kai sudaromas tokios ilgesnės paliaubos. O paskui tas karas atsinaujino kelis kartus ir iki pat 15 amžiaus vidurio, čia buvo netgi nepaisant, po jau kai buvo sudaryta unija su Lenkija, kai Lietuva netgi turėjo bendrą valdovą su Lenkija, Kazimierą, 15 amžiaus vidury, jie vis dar kariavo su Lenkija dėl šito Volynės. Vadinasi, svarbu lietuviam ir lenkam buvo, žodžiu, Haličio Volynės teritorijos. Taip. Tai va, bet čia mes jau, aš taip tą perspektyvą, kad čia nesibaigė viskas, bet toks, sakykime, laikinas užsibaigimas buvo 1355 metais, tam tikra pertrauka, pauzė visos tos kovose ir pusiausvyros susistovėjimas, Haličas atitenka Lenkijai, Volynė Lietuvai. O kaip pati jėgų pusiausvyra tarp Lenkija jau stiprėja kaip valstybė, ar vis dar to 14-13 amžiaus pabaigoje, žodžiu, jinai vis dar yra ta klientė, žodžiu, Vengrijos ir kažkoks ten dar nestabilumas. Ar jinai po biškį stiprėja? Nu kaip, ji yra santykinai tokia stipri, galima sakyti, bet silpnesnė už Vengriją, silpnesnė gal net, už Čekiją, nežinau, čia kaip čia palyginti tą dalyką, nesugeba atsiimti, vis tiek turi užleisti Sleziją, tai gal nėra labai stipresnė, bet irgi kažkur tai nusistovi tą jėgų pusiausvyrą. Tai va, užima Haličą, tai irgi, vadinasi, rodo tam tikrą šiokio tokią persvarą Lietuvos atžvilgiu, bet irgi nusistovi jėgų pusiausvyrą, ne visai paėmus visą tą Haličą Volynės palikimą. Žodžiu, tokia valstybė santykinai stipri, bet už Vengriją, aišku, nuo Vengrijos priklausomai ir nėra stipresnė už Vengriją. Lenkai ir Vengrai ten labai mėgsta didžiuotis savo tokių ten santykių, suprask, kažkokį ten nekonfliktinių istorinių. Tai va, bet yra dar kitas dalykas, tas klientiškumas pasireiškia ne tik paramos gavime, bet ir tam tikra sutartimi. O sutartis buvo tokia, čia jau pat pradžioj, vadinasi, dar Lakietkos, man atrodo, sudaryta, paskui atnaujinta kelis kartus. Jeigu Kazimieras mirs be įpėdinio, kas atsitiks? Karūna keliauja į Vengriją. Taip. Liudvikui Didžiajam jį atitenka. Tai va, teoriškai galėjo taip ir neatsitikti. Galėjo turėti įpėdinio vyriškos giminės, bet neturėjo. Kazimieras mirė be vyriškos giminės. Jam ten su žmonom nesisekė, to čia atskira istorija, bet tai va, ten ta pirma, kurią jis turėjo, jis labai nesutarė, bet išsiskirti negalėjo, jam popiežius neleido, viduramžiais tas buvo sudėtinga ir ten kitos žmonos buvo ne visai legalios. Žodžiu, čia sunki ten situacija jo šeimininė. Užjaučiamės jį. Tai va. Žodžiu, neturėjo įpėdinio ir tada, Liudvikas Didysis, tai jis irgi neturėjo įpėdinio vyriškos giminės. Bet jis dar pats buvo gyvas, kai mirė Kazimieras. Tai jis galėjo paveldėti. 1370 metais Kazimieras miršta. Ir ta sutartis įsigalioja. Liudvikas Didysis tampa Vengrijos ir Lenkijos karaliumi. Ką į tai Lenkijos establishmentas? Bajorai ten visi kiti? Kaip, nebuvo labai patenkinti, bet čia buvo kaip ir labai aiški sutartis. Ir, sakykime, Vengrija ateidavo į pagalbą kovoje dėl Haličo Volynės. Liudvikas Didysis su savo kariuomenė, čia yra žinomas toks labai ryškus epizodas 1351 metais, kai netgi pats Liudvikas veda tą kariuomenę, Kazimieras tuo metu susirgo. Negalėjo dalyvauti ir jau galvojo, kad jau mirs, galėjo, kad 51 metais jau perimta valdžiais. Faktiškai ir tą progą jis net prisaigdino ten tos Lenkijos bajorus savo. Žodžiu, čia viskas buvo sutarta, negalima buvo įsisukti, aišku, Lenkai nebuvo. Tai va, 51 metais beje susitiko su Kęstučiu, ten buvo toks labai įdomus epizodas, kur Kęstutis... Vengrijos karalius susitiko. Taip. Kęstutis įstojo į derybas
Ir sudarė tokią sutartį, kad Kęstutis krikštysis, pripažins ten, žodžiu, o Vengrijos karalius pripažins jį Lietuvos karaliumi. Atrodo, viskas labai gerai, gražu, bet Lietuvos valdovu buvo Algirdas. Kęstutis blefavo. Tai va, tai reiškia, kad Kęstutis iš esmės tampa pretendentu pagal tą sutartį į Lietuvos valdovus. Nu, bet tai palaukit. Bet pretendentas tai turi tada jėgas, jeigu jis nori nuversti Algirdą, pavyzdžiui. Tai vat, pagal tą sutartį Kęstutis faktiškai kaip koks pabėgėlis, ieškantis Vengrijos karaliaus prieglobsčio ir pretendentas toks vyksta į Budą, Vengrijos sostinę. Tada jie dar buvo nesusivienę Budapeštas, jo? Nu taip, Buda buvo vienoje ten upės pusėje, Peštas kitoje, dabar yra Budapeštas iš to išėjo. Tai va, bet sostinė Buda vyksta ten ir ten turėjo kažkaip globojamas būtų Vengrijos karalius. Tai reiškia faktinis, tas karaliaus titulas fiktyvus, va tokį dalyką reiškia, kad Kęstutis va tokiu tam pastumdėlį. Tai jis iš esmės tą sutartį sudarė, aukodamas jautį pagoniškam apeigom. Labai įdomu, kad jis pagoniškam apeigom prisiekė krikštytis. ir ten aprašytas kronikose ten tas epizodas, nes nukirsta buvo jaučio galva ir jis praėjo tarp jaučio ir tos galvos ir sakė, jeigu man tai atsitinka, jeigu aš nesilaikysiu savo priesaikotos. Darė šou vengrams. Taip, šou padarė tokį, bet tai buvo, o čia reikia pasakyti, čia yra mistika. Įsivaizduok tokia priesaika. Baisi, ką gali atsitikti, jeigu ją sulaužės. Jis sulaužė iš karto, jis pabėgo. Po 3 dienų jis pabėgo iš Vengrijos karaliaus stovyklos ir o išlaisvino savo brolį Liubartą to progą, nes jis buvo patekęs nelaisvę tos priesaikos išvakarėse. Išlaisvino Liubartą ir pabėgo. ir nukreipė visą tą kariuomenę, didelę kariuomenę nuo savęs. Jis nebegrįžo jau ten. Tai va, tai čia jis apgavo ir laimėjo. Bet priesaika tai liko galiot prieš dievus. O jį buvo duota rugpjūčio 15 dieną. 1351 metų rugpjūčio 15 dieną. Čia dėmesio mistika. Tu nori sakyti, kad jis mirė rugpjūčio 15, tik tai ne tais pačiais metais. Taip. 1382 metų rugpjūčio 15 dieną buvo nužudytas Krėvos pilyje. Žodžiu, atsargiai su tais jaučiais reikia. Ilgokai reikėjo laukti. 31 metus, taip, 31 metus. Vadinasi, bet tą pačią dieną įvyko tai, kas, jis jau pagyveno, ten žmogus, tai viduramžių standartais, jis ten jau, nežinia tiksliai kiek jam metų buvo, bet apie 80 galėjo, arba 70-80, sakykim tai. Klausyk, bet jis brolį išlaisvino, šventas reikalas, žodžiu. Bet atsitiko jam taip, kaip tam jaučiu. Tai va, dar ta proga Dubnicos kronika, Vengrijos tokia Dubnicos kronika, užrašyta paslaptinga frazė, kuri lotyniškai prašyta, kad reiškia Dieve į mus ten ir jauti, pažvelk, kaip vykdoma ši priesaika kažkokia. Ir parašytas fragmentas, ką jis pasakė tarsi lietuviškai, skamba Rogachina, Rosnenachi, Gosponana. Tai va čia buvo irgi mislė, daugelis ten bandė iššifruoti, ką tai gali reikšti. Tai iki šiol neiššifruota. Čia suprask lietuviškai parašyta. Taip, lietuviškai. Gal pirmas žodis, aš manyčiau, jis galėtų būti iš tikrųjų labai lietuviškas ragotina. Tai čia pagal senesnės lietuvių kalbos gramatikos dar 16 amžiaus, sakykime, gramatikos taisyklės, ragotina būtų įraguoti. Tai reiškia. Tai tas rogachina gali būti, o ten toliau tai aš nesiimu. Sakyt, kas ten supainėta. Ragotina, pažvelgti, įraguoti, pažvelgti, kažkas, jeigu pagal latinišką tekstą orientuotomis, tai va, tas kažkas turėtų būti taip, gal ten ir lietuviškas. Kai kas dar bandė ir slaviškai išskaityti šitą dalyką, kad jis čia baltarusių litvinistai tą irgi mėgsta. Ar jie skaitė? Ir ką jie ten išskaitė? Gosponanė, tai ten gospodarė kažkaip, panašiai. Aš supratau. Bet tai greičiausiai visgi lietuviškas tekstas, tas pirmas žodis bent jau galima jį suprasti. Taip.
Jie tai į pirmąjį tik stengiasi, po to jau dar rašė, kas ten. Nu, tai ten iškraipytas tekstas, gal ir paties kronikininko, ir paskui perrašinėjant jį, nes ten originalas neišlė. Tai va, žodžiu, čia neaišku, kaip ten tie vengrai išgirdo, suprato, vrašė, ten visgi nesuprantama jiems kalba. Pasakytas buvo tekstas. Nu jo, čia tikrai įdomus manevrai. Nu, okay, tai... Gerai, tai va, tai šitas epizodas, vadinasi, ir va tai savo žygiais, žodžiu, Liudvikas Didysis jau pripratino Lenkus, kad jis bus būsimas Lenkijos karalius. Ir kai Kazimieras mirė 70 metais, be jokių problemų, Liudvikas tapo ne tik Vengrijos, bet ir Lenkijos karaliumi. Ir dabar kas atsitinka su Lenkija, jau net šiaip klientinė valstybė, ji tampa personalinės unijos nare ir antraeilė nare, nes Vengrija visgi stipresnė, didesnė, reikšmingesnė valstybė. Taigi Lenkija, Vengrijos ant karūnos kažkokia tai antrarūšė žemė. Tam vis tiek Liudvikas labiau rūpinas Vengrija, jis labiau sėdi toj būdoj, nu, kiek jis sėdi, nes viduramžių valdovo netokie jau ten namisados buvo, bet, bet vadinkim, kad tai jo sostinė visgi pagrindinė. Lenkija lieka antraeilė. Nu ir ką? Ir dar kas liūdniausia Lenkijai, tai čia va ta Haliča, kurie taip sunkiai Kazimieras prijungė, kovodamas su Lietuva, Haličas perdoda valdyti Vengrijos Palatinų. Atjungė, kitaip sakant, nuo Lenkijos prijungė prie Vengrijos. Toks Vladislavas Opolietis buvo. Tai va, tai jam perdoda. Ir tas išlieka iki pat 1387 metų, tai reiškia jau po Liudviko mirties, jau dar išlieka Haličas Vengrijos pavaldume. Ir po to mes jį atsiemam iš jų. Taip, tai čia jau Jogailos laikais atsiemam. Tai va. Jogaila įsipareigojo grąžinti Lenkijai iš jos atimtas žemės. Tai va. Ir įvykdo šitą. Tai gerai, neužbėkim. Tai dar Jogailos neužbėkim. Tai, okay. Tai va, tai šitas Liudvikas, vadinasi, parodė Lenkams, kaip blogai būti personaliniai unijoje, kai tu esi silpnesnis ir antraeilis. Ir tai matyti ir sukėlė Lenkams mintį, kad galėtųgi būti ir kitokia personalinė unija, kur antraeilė būtų kita valstybė, o jie būtų svarbiausia. Žodžiu, suprais, Lenkai pasimokė iš vengrų, nusprendė unifikuoti su mumis, jo? Taip, tai va, tai ir Liudvikas miršta 1382 metais, 12 metų, pavaldė abitas valstybės, Vengrija ir Lenkija, ir miršta. Nepalikęs sūnų, kaip ir jo pirmtakas Lenkijos sostinė Kazimieras. Palieka dvi dukteris, Marija ir Jadvyga. Marija pagal jo parašytą testamentą, ten susitarimą iš anksto turėjo būti Lenkijos karalienė, Jadvyga Vengrijos. Joms ten reikėjo vyrų, kurie ir bus realūs karaliai. Visgi nebuvo tokio paprašo, kad moteris ten valdytų. Tai, nes Marijos vyrų buvo numatytas Zigmantas Liuksemburgietis. O Jadvygos toks Vilhelmas Habsburgas. Nu, tik tai čia buvo tokia iš ankstinės sutartis, kad sužadėtuvės, konkrečiai ten Jadvygos atveju buvo numatyta, kad galima, aišku, nutraukti tą vedybinę sutartį su Vilhelmu Habsburgo Jadvygai, bet tada reikės sumokėti tam tikrą pinigų sumą nemažą. Tai va, tas ir vėliau ir buvo padaryta. Tai bet, vadinasi, Lenkai kažkaip nepanoro tos Marijos. Ten po visokių peripetijų išėjo atvirkščiai, kad visgi Marija tapo Vengrijos karalienė, o Jadvyga Lenkijos. Ne visai buvo įgyvendinta Liudviko valia. Bet tai va, tai ir Zigmantas Liuksemburgietis tokiu būdu tapo Lenkijos karaliumi. Tai yra, Vengrijos karaliumi. Ten irgi visokių ten buvo pasipriešinimų ir panašiai, jis ten netaip lengvai jau tapo, bet tapo. Čia bent jau ta santuoka, kuri buvo suplanuota, tai ir įvyko. O vat su Vilhelmu Habsburgu neįvyko, Lenkams nereikėjo Vilhelmo.
Lenkais 1384 metais, tiksliau. Jadvyga atvyksta į Krokuvą. Lenkai pradeda aktyviai ieškoti jai vyro. Buvo ten ir Mazovijos kunigaikštis, ten toks svarstomas kaip kandidatas ir kiti ten visokie kandidatai, bet galiausiai buvo apsistota, kad visai neblogai būtų pasiremiant tuo pavyzdžiu, kad yra didelė valstybė, bet silpnesnė, nes nekrikščioniška, bus pakrikštyta, aišku. Ir bus priklausoma Lenkijos, tai galėtų būti Lietuva. Bet tai čia įdomus faktas, kad Jadvyga jokia ne Lenkija, žodžiu. Ne Lenkija, su Lenkija nieko bendro neturi. Nu, jeigu taip žiūrėsim vyrišką liniją, jeigu įsivaizduosim, kad tai paveldima, tai Prancūzija. Nu, Anžų dinastija, tai yra Anžų dinastija. Taip, nu. Šiek tiek Vengrija gal, nes pagal savo, kaip sakant, gimtinę, taip, gimusi jau Vengrijoje. Bet taip ir kokiam kalbom jinai kalbėjo, mes žinom? Sunku pasakyti. Turbūt, kad vengriškai gal mokėjo. Tai bet kokią kalbą jin su Jogaila kalbėdavo? Nu, gal ir lenkiškai mokėjo, nežinau, čia būtų... Ar jie nekalbėjo? Gerai, dar turėkim galvoj, kad tuo metu, kai Ivanis atvyksta ir ieškoma vyro, jinai dar yra mažametė. 10 metų. 84 metais. Tai, kažkur 74 gimus. O kai jau įvyko pati santuoka su Jogaila 86 metais, 12 metų. Tai čia pagal viduramžių taisyklės, pagal kanono teisę jau galima. Nu, Jogailai buvo 30 keli metai. Tai va, nu, žodžiu, čia... Nu, šiais laikais gal, nežinau, sakyti... Net ir šiais laikais būtų stipru klausyti. Sakyti jums analogiją ir nesakyti... Nesakyk, nes čia jau jaučiu, kad bus iš tavo politinio repertuaro. Čia, žinot, būtų, nu, pasakysiu, nedaug dėlį pasakysiu. Tai būtų kaip Bartoševičius ir jo auka. Aš iš tavęs šito ir tikėjausi. Tai va, bet žiūrėk, viduramžiais tai buvo įprasčiau. Kanonų teisė leidžia nuo 12 metų. Ir tai nereiškia, kad ten iš karto ten koks tekstas, tai santuoka, galiojanti santuoka, nesutuoktuvės, bet santuoka jau. Ten tai visi santykiai gali būti vėliau jau ten, nu, kokie 16-18 ten ar panašiai metų, kada jau ten jaučiasi jie pakankamai subrendę. Tai va. Bet čia panalizuokim šitą giją. O tai kiek buvo metų, kai buvo pirmas palikonis? Nesakai, kad 13. Ne. Tai čia Jadvyga mirė gimdydama 99 metais. Tai paskaičiuokim, 74, kiek ten šiandien gimimas jos. Tai, nu, jau pakankamai ten buvo. Aš dabar. Tai va. Virš 20 jau. Taip, nu tai normalu, viskas labai normalu. Viduramžiais, turėkim galvoje, kad viduramžiais žmonės gyveno žymiai mažiau. Trumpiau. Nu, ta prasme, buvo... Kilmingieji, aišku, tasme, ilgiau gyveno. Buvo ypač Lietuvos valdovai, kažkokie ilgamžiai buvo tuo metu. Čia Vytautas 80 metų, tai čia šiais laikais nebūtų gėda numirti 80 metų, ar ne? Bet viduramžiais net ir valdovai. Aš skaičiavau vidurkį, ne vienos valstybės, tai čia išeina tarp 40-45 metų valdovų vidurkis. Na, aišku, būdavo ten tokių valdovų pasitaikydavo, kurie ten tapdavo formaliai valdovais, ten kokie ten mažamečiai visiškai ir greitai numirdavo. Gal jie žudavo? Ir greitai, taip, ir greitai mirdavo, ar žudavo, ar panašiai, bet realiai vis tiek vidurkis yra 45 metai. O eiliniai žmonės irgi panašiai. Nu, čia kažkaip, o Lietuva iš to konteksto kažkaip iškrenta su savo tais ilgamžiais valdovais. Geri genai buvo pas Gediminaičius. Tai va. Tai aišku, kad būdavo ir šimčių, būdavo tokių ilgamžių. Nu, ilgamžiai tai 80 metų, bet demografinis tas modelis, sakykime, mirties gyvenimo trukmė labai skiriasi viduramžiais iki pat kokio 19 amžiaus, kai jau pradėjo medicina daryti pažangą. Tai štai, galima pasakyti, va štai, man tai vienas pavyzdys iš vieno dvaro inventoriaus, kur surašyta kažkur tai Troškūnų ten dvaro apie 1800 metus. Nes surašyta apie 200 valstiečių priklausančių to dvaro ir jų ten amžius nurodytas. Tai iš tų 200 gal kokie 2
yra patys seniausi, jiems yra apie 60 metų. O šiaip dauguma išmirdavo iki 40 kažkelių metų. Ir tam tarpe tarp 40 ir 60 ten beveik visi ir išmiršta. Aišku, vaikų dar mirtingumas didelis ir panašiai, bet kurio gyvenimo laikotarpio buvo didelis šansas numirti, bet jau iki kokių 60 ten vienetai išlygdavo. Tai va, toks bendras, sakykime, gyvenimo trukmės vaizdas nuo viduramžių iki 19 amžiaus pradžios, ar pirmos pusės, čia, žodžiu, kažkas va, tokia chronologija to modelio. Tai Afrikoje gal ir dabar panašiai. Tai va. Gerai, kad jau šita dalis bus už paywallo, žodžiu, jau duosim tik patronam tavo šitas gilias įžvalgas apie mirtingumą. Ne, nu tai čia elementarus demografiniai faktai. Aš neseniai beje vienoje konferencijoje klausiau tokį pranešimą apie viduramžių gyvenimą trukmę ten Latvijoje, bet visur tokia pat. Tai čia, tai va, tai ten ir lyginu ir su ta pačia Afrika, nu, tai čia yra toks dalykas. Tai. Gerai, Tomai, grįžtam į Lenkiją, prie Jadvygos šitos prancūzės vengriškos ir tai visų šitų peripetijų, kurias jie tai nori. Jadvyga beje to gyvenimo trukmės viduramžiškos nepagerino, to rodiklio gal sumažino. Taip, tai jeigu mes įskaičiuosim ją į tą tokių 20 kelių metų mirę, tai va, tai žodžiu, todėl ir buvo toks, sakykime, pakankamai ankstyvas tas santuokos sudarimas, kad žmonės skubėjo gyventi. Apsidrausti. Skubėjo gyventi. Nu, jeigu tu lauksi, kaip šiais laikais, kokį 30 metų, taip, tai kas ten tau lieka, jau tau 40 metų, ten kažkur vidutiniškai riba, tai neužaugins vaikų elementariai. Nu, vėlgi, kaip kam pasiseka, bet čia... Tai va, tai čia viskas normalu pagal tos standartus. Tai va, dabar, bet grįžkim dar truputį į pačią tą, mes jau priėjom vis tiek prie tos Jogailos pasirinkimo. Čia buvo daugiau Lenkų matyti iniciatyva, uždaviniai keli. Nu, vienas dalykas, tai galimybė išplėsti įtaką į Lietuvą. Antras dalykas, tai yra kova dėl Haličo valynės palikimo, dėl tos valynės. Tikimasi, kad išsispręs taikiai. Galų galia Haličą jie praradė, tai Jogaila pasižadėjo grąžinti. Jogaila pasižadėjo krikštytis, grąžinti, prarastą žemės, sumokėti Vilhelmui Habsburgui tas netesybas, tos, sakykime, sužadėtuvių. Tai va, ir aišku, krikštytis būtinai. Ir tapti Lenkijos karaliumi po to. Bet tai oficialioje istoriografijoje teisme rašoma, kad pas mus buvo beviltiška situacija, mes ieškojom stipresnio partnerio. Iš to, ką aš dabar girdžiu, nėra toks vaizdas, kad Lenkija jau ten buvo tokia stipri, žodžiu, ar mums tiesiog to užteko, kad mes... To užteko, tai nebuvo tokia ir silpna. Nu, čia, kaip sakau, lyginsim su Vengrija, gal jie silpnesnė, o su Lietuva, tai, nu, kaip čia pasakius, tai yra, grubiai sakant, tai yra dar kita tiek jėgų, kiek mes turim kovos su kryžiuočiais. Tai va, čia mums irgi vienas motyvų kovos su kryžiuočiais, nes dar žinom, kad Lenkijos santykiai su kryžiuočiais yra prasti, dar nuo Vladislovo Lakietkos laikų. Tai vadinasi, bendradarbiavimas tos srity irgi jau yra Gedimino laikais, pirmieji žingsniai yra žengti. Tai čia gal daugiau vienas iš Lietuvos motyvų, nors Lietuvai, o tiksliau sakant Jogailai, tai toks pasiūlymas buvo labai geras vien dėl to, kad jis gauna dar vieną karūną. Nu, tai čia jau grinai valdovo, kaip sakant, asmeninis reikalas ir garbė, bet taip lengvai gauti dar vieną didelę valstybę irgi yra kaip čia. Nu, o bendrai Lietuvai tai yra sąjungininkas kovoja prieš kryžiuočius. Irgi, sakykime, kažkas iš jo aplinkos negali prieštarauti. Kova su kryžiuočiais tuo metu buvo pati intensyviausia, jau pasiekus tą savo apogėjų ir labai sunki. Ir Lietuvai ten iš tikrųjų kritinė situacija buvo susidaręs dėl viso to. Tai reikėjo šito. Vytautas beje buvo pabėgęs pas kryžiuočius iki 84 metų. Ja, bet čia dar Algirdas gyvas, kai suprantu, kai prasideda šitą uniją. Ne, čia jau miręs. Algirdas 77 mirė. Okay. Tai va, tai čia Vytautas tuo metu pasbėgęs pas kryžiuočius, bet kažkaip 84 metų vidury, panašiai tuo laiku, kaip ten prasideda paieškos Jadvygos vyro.
Vytautas susitaiko su Jogaila ir grįžta. Galimas dalykas, kad čia šį dalyką gali būti susiję, šaltiniai ten neparodo tos sąsajos aiškiai, bet chronologiškai tai yra susiję kažkaip tai, kad toks projektas, kad Jogaila taps Lenkijos karaliumi, matyt yra ir Vytautas tam pritarė. Ir todėl jis susitaiko. Tai va, tai čia... Nu, ir 85-ais, ten rugpjūčio mėnesį jau Krėvoje sudaroma ta priešvedybinė sutartis. Tai ten įvairiai vadinama Krėvos aktas, Krėvos unija, netgi, nu, unija gal ne visai tikslus pasakymas. Jo labiau, kad pats tas aktas, jis dar nesujungia tų valstybių. Jis tik numato, kad tokia galimybė yra, jeigu Jogaila krikštasis ves Jadvygą ir taps Lenkijos karaliumi, tada jis prišlies Lietuvą prie Lenkijos. Nu, prišlies, bet toks aplikarė, dėl to žodžiai tokiausiai. Iečių kiek sulaužyta, kad ką jis reiškia. Čia prijungimą ten kažkokį prie Lenkijos, neprijungimą. Iš tikrųjų jis nieko ypatingo nereiškia. Jis reiškia, kad vienas valdovas valdys dvi valstybės kažkaip tai. Kaip čia tavo interpretacija. Nu, tai taip. Nes buvo bandymų ir žvelgti labai ten didelė reikšmė, kad ten neįjungimas Lenkijos valstybė. Bet nebuvo to jungimo iš tikrųjų. Tai va. Jis kažkaip kitaip būtų vadinamas tuo metu terminologija. Taip. Buvo ten visur, visokiausių žodžių buvo. Tai. Paskui ten buvo pavartoti jau 1413 metai Horodlės unijoje. Bet ten irgi faktiškai neįjungė dėl to, kad Vytautas ten realiai valdė Lietuvą. O čia buvo visgi vienas valdovas. Jogaila, nu tiesa, jis paskui pasirinko dar, kad savo vietininkus Kirgailą. Tai čia... Mes šitą pakankamai plačiai apšnekėjom, kai turėjome epizodą apie Vytautą, tai kam įdomu, pasižiūrėkit, žodžiu, epizodą su Tomu pirmą po pertraukos, kurį mes įrašėm, žodžiu, tai ten yra iš tikrųjų nuodugniai. Taip. Tai va, tai šitas dalykas, vadinasi, buvo realizuotas 86 metais ir nuo to laiko, vadinasi, Jogaila yra ir Lenkijos ir aukščiausias Lietuvos valdovas. Nu ir iš tikrųjų ten, sakykime, dėl Haličo balinės nebuvo kariaujama Jogailos laikais. Čia aš sakiau, kad nesibaigė viskas tuo, dar Kazimiero laikais buvo kariaujama, kai Kazimieras buvo abiejų valstybių valdovas, bet čia kitas dalykas. Jogailos tarsi viskas normalizuotas. Su kryžiuočiais, Lenkai gal nebuvo tokie dideli entuziastai kovų su kryžiuočiais, bet Jogaila jas nukreipė galiausiai į šitą linkmę. Tai jeigu taip tiesiog suvokti klausytojui, Lenkijos pagrindinės aktualios tuo metu buvo surasti, žodžiu, karalių, tai surado, o tada ten apsimokėti tas sąskaitas, kurios netesybų, atgauti žemės, kurias prarado ir po to Jogaila juos nukreipė jau, žodžiu, į kryžiuočius. Taip, užtruko iki 1410 metų tas nukreipimas, bet... Tai va, tai jeigu žiūrėsim taip pagal pajėgas, man, ten įvairiai skaičiuojama, kas ten dalyvavo ir kiek ten ko dalyvavo Žalgirio mūšį, tai Lenkai daugiau rašo apie tą Žalgirio mūšį, jiems irgi tai kultinis mūšis ir ten tos istoriografijos labai gausu. Jie, aišku, tradiciškai visą laiką skaičiuoja, kad 2/3 ten kariuomenės yra Lenkai. Mano supratimu yra maždaug palygytos kariuomenės. Bet vis tiek, tai yra, kaip tu ten beskaičiuosi, bet kad ir pusė kariuomenės prisideda Lenkai, tai yra visai kita jėga, negu, sakykime, būtų per pus mažiau. Jo. Tai va, tai vargu, ar mes galėjom ateiti pergalę Žalgirio mūšį, jeigu būtume vieni. Tai... Iš tų rusieniškų žemių, tai, kad mes buvom prisijungę, mums neužteko, kad atsverti šitos velniavos, jo? Taip. Taip, neužteko. Tai va, tai ir paskui, ir po Žalgirio mūšio dar buvo surengti keli žygiai bendri. Buvo tikimasi daug geresnių rezultatų pasiekti. Pasiekta, tas pasiekta. Bet, ypač Lenkų netenkino, nes jie nieko negavo. Mes tai ten bent jau Žemaitijos pripažinimą kažkokį įkvito gyvos galvos po viso šito įgyjom. Tai čia
nes buvo atiduota ta Žemaitija. O tai ką, planas buvo nušluoti nuo paviršiaus totaliai, žodžiu, Tai bandė paimti po Žalgirio mūšio, bandė paimti sostinę Marienburgą, nepavyko. Jeigu būtų tas padaryta, tai ko gero, nes iki Marienburgo viskas ėjo labai gražiai. Pilis pasidavinėjo, ten buvo palikinėjamos įgulos, viskas tvarkinga. Čia ne taip, kad čia nebuvo toks reidas, kad atėjau, apiplėšiau ir grįžau. Čia buvo žygis, kurio metu buvo palikinėjamos įgulos užimtose pilyse. Tai vadinasi užiminėjama teritorija, ne siaubiamasis plėšiamasis reidas. Ir jeigu būtų paimta sostinė Marienburgas, ko gero viskas būtų stabilizuota ir užfiksuota tokiam. Ir pauzės jie kažkokios negalėjo padaryti. Kad pavyzdžiui, užimti visas kitas žemės, tarkim tenais šitoje apsiausti pabūt kokius metus kitus, kol pririnkti daugiau jėgų ir tada jau kirsti žodžiu. Ne, trūko biškį jėgų ir dar kas blogiausia, tai Marienburgo apgulties metu kariuomenė prasidėjo epidemija ir todėl reikėjo nutraukti šitą, reikėjo traukti visą kariuomenę atgal ir paleisti, neišplistų ten ta liga ir nesibaigtų tragiškai. Tai turėjo atsitraukti. Įgulos buvo menkos, kryžiuočiai visas savo likusias jėgas sutelkė Marienburgo gynimui ir po to, kai kariuomenė atsitraukė, jie irgi pradėjo eiti jau iš paskos ir visas tas pilis su menkom įgulom atsiminėti. Taip, kad viską paskui susigražino gana greitai iki faktiškai metų pabaigos, tų 10 metų ir 11 pradžioje sudarė Torunės taiką. Torunės taikos išvakarėse buvo gal 4 pilis dar likusios Lenkų rankose, ten pačioj Kulmo žemė ir taip pagal tą taiką atidavė jas. Tai va. Žodžiu, nepavyko, taip jau planas. Tai va, tai Lenkams tas netrodė geras rezultatas. 14 metais buvo toks pat, gal nedidesnis žygis surengtas į Prūsiją, bet kryžiuočiai kitokios taktikos laikėsi, jie nebestojo atvirą mūšį, jie užsidarė stipresnėse pilyse, silpnesnės ten visokias ir pilis ir dvarus degino, kad neliktų maisto atsargų. Jie, aišku, pasidarė savo didelį nuostolį, ten paskui prasidėjo didelė krizė kryžiuočių valstybinių ir dėl to, kad baigėsi kryžių žygio epocha, sumažėjo parama vokiečių ordinui visoje Europoje. Bet šiaip tai ir tas žygis, va gero, prisidėjo prie to, kad ekonominė krizė vokiečių ordino valdose Prūsijoje kilo. Ir tas atvedė į 15 amžiaus vidury į Prūsijos miesto sukilimą prieš vokiečių ordiną, kurio Lenkija pasinaudojo. Bet čia jau šiek tiek vėliau. Ok, tai aš manau, kad mes galbūt šiam epizodui ir baigiam ties šituo. Ar tu galvoji, kad reikėtų dar kažkur įsiplėsti? Galim ir nesiplėsti. Čia, sakykime, mes pasiekėm su Lenkais tą žymiausią pergalę, faktiškai kultinis mūšis. Jeigu mes paimsim visus, be išimties, viduramžių Lietuvos mūšius, galim pradėti ir ankstyvųjų naujų amžių, galim apskritai visus mūšius padėti į vieną vietą ir sudėsim visas knygas, kurios parašytos apie tuos mūšius, išskyrus Žalgirio mūšį, ir paimsim visas studijos knygas, kurios parašytos apie Žalgirio mūšį, kuri krūva bus didesnė. Tai mes jau supratom iš tamstos šypsenos. Tai bus nebejotinai žymiai didesnė krūva apie Žalgirio mūšį. Ir didelė dalis tų knygų bus parašyta lenkiškai. Tai čia ne tik mūsų kultinis mūšis, ir Lenkų kultinis viduramžių mūšis, didžiausias, reikšmingiausias, labiausiai žinomas ir garbinamas. Tai didžiausia pergalė. Jo, tai ten Lenkai ir tą pergalę savo prisiskyrė yra. Bet ką darysi su kaimynai? Savo nebūtinai vien savo, bet aišku, neslėpsim, menkina truputį lietuvių indėlį. Dar nuo Dlugošas ypatingai jį menkina, ten dabartiniai istoriografija ne tiek, bet vis tiek yra ta įtaka. Taip. Ok, tai kaip visi matot, vienintelis ir nepakartojamas viduramžių mūsų ekspertas, istorikas Tomas Baranauskas, kuris mėgsta visokius politinius palyginimus istorinėse temose iš šių dienų, bet kokiu atveju labai smagu tamstą pakalbinti. Aš vis stebiu, kiek jūs ten Facebook'e prisikalbėsit, kada jau, žodžiu, pas mus ateis ir sakys, Tomas Baranauskas jau šalinamas iš istorijos.
instituto, bet, aišku, linkim išlaikyti stuburą savo, žodžiu, šarmą ir svarbiausia fokusuotis į istorinius dalykus. Būtų smagu. Tai va, tai aš aišku čia juokauju, čia buvo tas šiaip satyra, panervuo Tomą, žodžiu, nes Tomas yra Tomas ir visas inkorporė, ir politinis, ir istorinis. Tai dar kartą dėkui Tomui, dėkui visiems, kurie žiūrite ir ką, iki kitų kartų. Visą geriausią.